Sveiki! Šiandien su jumis pasidalinsiu, kaip mes galime lengvai susikurti savo perlenktą atviruką, sveikinimą Valentino dienai su Canva, su nemokamo Canva. Tai Canva pradžios puslapyje spauskime kurkite dizainą ir į paieškos laukelį įrašykime perlenktą kortelę. Turėsime keletą pasirinkimų, tai landscape yra štai toks dydis, kai jis yra štai toks stačias, bet aš dar grįžtu atgal ir į Canva pradžios puslapį spaudžiu kurkite dizainą, perlenktą kortelę ir renkuosi kortelės portretinį dydį. Ir dabar pabandykime susikurti patys, tai spaudžiu ant spalvos ir noriu, kad spalva nebūtų tokia balta, tai aš einu į spalvas ir pasirinksiu kokią savo spalvą, pavyzdžiui, renkuosi štai šią. Ir dabar paieškokime Canvos elementų. Tai eikime į elementai ir į paieškos laukelį įrašykime Red Valentine Heart ir pasirinkime grafiką. Štai šitos širdis, kurias aš su jumis noriu pasidalinti, galime spausti ant jų, galime jas susimažinti, tai galime susimažinti ir dubliuoti, spaudžiame Ctrl+D, jeigu trumpinio nežinote, spauskite dešinį pelės mygtuką ir dubliuoti, pamatysite Ctrl+D, pasižymiu viską ir sudubliuoju viską, pasižymiu visą eilutę, sudubliuoju visą eilutę, pakeliu ją į viršų ir dabar einu į apvertimo mygtuką ir apversti vertikaliai. Tai dabar liko mums tik pasirašyti sveikinimą, spauskime raidę T tekstas ir parašykime savo sveikinimą. Tai aš rašau sveikinu su ir dar kartelį ŠV. Ir pasirinksiu šriftą. Taip, tai šriftas gal tegul bus Symphony. Taip, tai šiek tiek jį išsididinsiu. Ir jeigu norime, galime pakeisti ir teksto spalvą. Taip, galime paieškoti kokio įdomesnio šrifto. Taip pat galime sudubliuoti šį sveikinimą, pavyzdžiui, ištrinti visas šitas širdutes, taip vieną paliksiu ir ją, pavyzdžiui, galime šiek tiek pasididinti, tai pasikeliu savo tekstą šiek tiek aukščiau ir įsivaizduokime, kad norime, kad pirmas puslapis būtų su spalva, tai spauskime raidę R, kad atsirastų forma, tai formą galime ją išsididinti. Eikime į padėties mygtuką ir sluoksnį ir formą nutempkime žemyn ir žinoma, mums reikia formai kitos spalvos, taip tai aš paieškosiu kažkokios šviesesnės ir kai jau mums tinka, paliekame. Dar galime paieškoti ir kokio grafinio elemento, tai galime ieškoti, pavyzdžiui, Valentine, Red Cupid, tai įrašau į paieškos langelį. Ir mes ieškame nemokamą, tai štai turiu ir nemokamą, galiu jį įsikelti ir galiu pasikeisti jo spalvą prie savo spalvos. Jeigu norime perbrauktos širdies, tai galime sudubliuoti puslapį ir pavyzdžiui paieškoti Cartony Texture Valentine's Arrow Heart ir lygiai taip pat galime įsidėti ir jeigu norime pasikeisti spalvą. Tai tikiuosi, ši trumputė pamoka jums patiko ir pasidarysite savo sveikinimo kortelę. Žinoma, jeigu norėsite atsisiųsti, tai eikite į mygtuką dalintis, spauskite atsisiųsti, nurodykite, ar jums reikalinga nuotrauka. Jei nuotrauką pasirinkite PNG, jeigu reikalingas PDF-as, pasirinkite PDF-ą, nurodykite kurį puslapį ir spauskite atliktą bei atsisiųsti. Ir kortelė įkris į jūsų atsisiuntimo aplanką. Priminsiu, jeigu norite pasitobulinti savo žinias, kaip dirbti su Canva, arba gal norite pradėti mokytis dirbti su Canva, tai esu įrašiusi labai daug įvairių Canva mokymų, kuriuos esu patalpinusi svetainėje coursera.lt. Nuorodą rasite žemiau video, tai čia galite išsirinkti
mokymus, kurie jūs domina ir galėsite studijuoti savo patogiu laiku bei savo patogiu tempu. Tai gražios jums artėjančios Valentino dienos ir sakau jums iki.